Tai kaip pristatė, esu Valius Venskūnas, daktaras iš komunikacijos fakulteto. Gana senai šiaip domiuosi istorija, profesionalia ir pusiau profesionalia ir mažiau profesionalia prasme. Tai pseudoistorija yra vienas iš tokių dalykų, kurio vis norėjau pabandyti pasidomėti profesionaliau ir kažką tai apie tai rimčiau padaryti. Paskutinius kelis metus kažkur mano svajonių viršui sėdi galimybė parašyti straipsnį ir maždaug labiau įprasminti tai, kaip šiais laikais veikia pseudoistorija ir jai gretimos įvairios sritys. Apie tai šiaip prirašyta yra gana daug ir dažniausiai tai liečia kažkokias senesnes sroves ir senesnius judėjimus. Ir mes turim prieigą po savo pirštais prie pačių naujausių ir pačių įdomiausių dalykų, kurie, mano nuomonė, gana smarkiai prieštarauja tam, kaip šitie dalykai vyko iki šiol. Ir šiandien pabandysim apie vieną tokių dalykų pakalbėti. Tai mano galva dabartinė pseudoistorija, kaip jinai egzistuoja paskutinius keletą netgi metų, ne dešimtmečių, yra simptomas kai kurių labai įdomių dalykų. Ar jūs man pritarsit ar ne, pakalbėsim po to. Bet pradžiai, kas yra, tam, kad suprastume, kas yra pseudoistorija, reikia suprasti, kas yra istorija. Ir istorija yra toks įdomus dalykas, kuris vienu metu yra ir mokslas, ir nelabai. Nelabai tai ta prasme, kad mes dažnai žodį istoriją vartojam tiesiog kažkokiam pasakojimam. Aš jums dabar pasakoju istoriją, jūs viens kitam čia sėdėdami pasakojat istoriją. Bet kartu į istoriją, kita žodžio reikšmė yra mokslas. Ir kai mes kalbam apie pseudoistoriją, mes turim omeny būtent tai. Tai yra kažkoks tai dalykas, kurį daro istorikai moksliniais metodais. Ne mokslinių metodų iš didžiosios raidės, dažniausiai tai vis tiek yra humanitarinis mokslas, bet jie turi kažkokius metodus. Jie nagrinėja šaltinius, jeigu tai yra archeologija, atlieka kažkokius kasinėjimus ir taip toliau ir panašiai. Ar ten įveda kažkokių tikslių mokslų, vienokius kitokius elementus. Tai pirmiausia, tai yra mokslas. Kitas dalykas, jeigu mes imam tokią naratyvistinę labiau požiūrį į istoriją, labai supaprastinant, istorija kaip mokslas yra pasakojimų kūrimas iš faktų. Istorikai renka faktus, kaip jau sakiau, arba kasinėdami kažką tai, arba atlikdami kažkokių šaltinių analizę, ar dar daugybę kitokių būdų, ir iš to sudėlioja kažkokį tai pasakojimą. Labai panašų istorija, kaip jūs pasakojat vieni kitiem atsisėdę, tik tiek, kad jie užrašo tai į knygas, pateikia savo metodologiją ir tai tada jau vadinasi mokslu dėl kažkokių tai būdų. Ir vienas iš dalykų yra, kad istorija dažniausiai stengiasi daugiau ar mažiau būti nešališka. Vis dėlto tai yra mokslas, mokslo toks vienas iš kertinių elementų, kad jis neturi būti šališkas, jisai turi lyg ir nepriklausyti nuo, bent jau idealioje savo formoje, nuo kažkokių tai srovių, tikėjimų, tekėjimų ar dar kažkokių tai dalykų vykstančių visuomeniai. Ir tai, aišku, dažniausiai nėra visiškai įgyvendinama, tai, aišku, dažniausiai nėra efektyvu, bet vis dėlto mokslininkai stengiasi tai daryti ir jie tai dažniausiai stengiasi daryti vienu labai paprastu būdu. Istorija yra velniškai nuobodi. Tai yra, istorikai sėdi užsidarę savo kažkokiuose dramblio kaulo bokštuose, tai, kai šneka visuomeniai, dažniausiai nėra labai smarkiai suprantama, ant to galima pykti, galima sakyti, kad tai nėra tai, kaip turėtų vykti istorija, bet vis dėlto vienas iš to pasiekmių, vienas iš to artefaktų yra tai, kad istorija tokiu būdu atsiriboja nuo kažkokių tai visuomeniai vykstančių reiškinių ir dažniausiai būna labiau nešališka, negu jinai galėtų būti kitokiam aplinkybėm. Dabar kaip viso šito fone atrodo pseudoistorija. Pirmas dalykas, tai pseudo vadinasi yra pseudomokslas. Pseudomokslas jisai imituoja kažkokius tai mokslo aspektus, žaidžia kažkokį karago kultą su mokslu. Pseudoistorikai neišimtis. Jie visada sako, kad jie atlieka tyrimus, jie visada bando bent jau savo kalbą dažnai imituoti tikrų istorikų kažkokią tai kalbėseną. Turbūt daugam yra žinomas garsiausias pseudoistorikas šiais laikais Grahamas Hancockas. Netflixas apie visą serialą yra sukūręs, kaip jisai keliauja po pasaulį ir atlieka savo tyrimus pasišnekėdamas su kažkokiais kitais istorikais. Paskui jie yra labai maloniai sukarpomi, sumontuojami taip, kad atrodytų, kad tie istorikai pritarė Hancockui. Jie paskui teisėsi, vyksta įvairios įdomios dramos iš to. Bet yra imituojama ta veikla, kurią žmonės dažnai asocijuoja su tikraisiais istorikais. Tai
pseudo istorija, kaip pseudo mokslas. Kitas dalykas gana svarbus yra, kad tas toks kaladėlių dėliojimas, kai yra faktai ir iš jų surenkama istorija, surenkamas kažkoks pasakojimas, pseudo istorijoje dažnai vyksta aukštinkojom. Tai yra visiškai atvirkščiai. Yra turima galvoje kažkokia istorija, prie kurios stengiamasi pritraukti faktus. Hankokas įsivaizduoja, kad pasaulyje gyveno kažkokia tai atlantų rasė, kuri išrado viską, ką įmanoma išrasti ir pastatė visus gražiausius pasaulio statinius, ten piramidės ir ziguratus ir taip toliau. Ir jis ieško kažkokių tai faktų, kurie kažkokiu tai būdu patvirtintų jo jau egzistuojantį naratyvą, egzistuojantį pasakojimą. Tai yra tai, kaip veikia istorikai, yra tiesiog apverčiama aukštinkojom. Na ir trečias, toks galbūt smagiausias ir įdomiausias pseudo istorijos požymis, kad jinai visiškai nesigėdė sąsajų ir prielankumo pačiom įvairiausiom ideologijom. Tai beveik paimtume bet kokią ideologiją ir rastume tam tikrą pseudo istorijos atšaką, kuri jai pataikauja. Ar tai būtų nacizmas, fašizmas, nacionalizmas, komunizmas ar dar kažkas, ar tai būtų patys įvairiausi religiniai judėjimai, islamas, krikščionybė ir taip toliau ir panašiai. Kažkokie marginalūs miniatiūriniai judėjimai, nežinau, anarchizmas turi gražią labai istoriją savo pseudo istorijos, tai yra bandymo anarchijos ideologiją pagrysti kažkokiais tai istoriniais faktais ir sudėlioti pasaulio istoriją taip, kad atitiktų ją rašančių žmonių požiūrį ir taip toliau ir panašiai. Tai va, pseudo istorijoje realiai tie dalykai, kurie egzistuoja normalioje istorijoje, yra kažkokiu tai būdu apverčiami, subvertinami ir jų tai, kas normalioje istorijoje yra kažkokios tai pasiekmes, čia dažnai yra paverčiama kažkokiam tai priežastim. Ir šitie dalykai yra taikomi praktiškai visai pseudo istorijai, bet yra nemažai kitų požymių, kurie, manau, skirtingose pseudo istorijos atšakose ir skirtingose pseudo istorijose smarkiai skiriasi. Tai čia kaip ir pagrindinė tezė, apie kurią norėčiau toliau šnekėti, bet tam iš pradžių reikia pakalbėti apie klasikinę įprastąją pseudo istoriją. Tai pristatysiu tam tikrą, mano nuomonę, garbės lentą, kuris susideda iš dviejų gana įtakingų pseudo istorikų. Čia iškart noriu pasakyti, kad kai mes kalbame apie pseudo istoriją, mes pradedam apie ją kalbėti tik nuo tada, kai atsiranda istorijos mokslas kaip toks. Mes turim labai daug gražių legendų ar kažkokių panašių dalykų, kurie pagal šiuolaikinį apibrėžimą temptų prie pseudo istorijos, bet tiesiog neapsiverstų liežuvis to pavadinti pseudo istorija, ar ne? Nežinau, koks nors Palemono mitas visiems žinomas. Teoriškai tai pseudo istorija, ar ne? Bet 16 amžiuje, kai jisai buvo, ar ten 15 pabaigoje, kai jisai buvo daugiau ar mažiau formuluojamas, tai buvo istorija. Tai buvo tai, ką žmonės suvokė kaip istoriją. Tai buvo tyrimas kabutėse, kiek tai įmanoma pritaikyti tiem laikam, kuris tuo metu buvo visiškai normali praktika. Ir to rezultate sukurta istorija tuo metu buvo istorija. Tai yra jinai veikia kaip kažkokie istoriniai naratyvai. Vis dėlto šiandien žiūrint, mes turim įvairiausius kitus metodus, kurie leidžia atskirti, kas yra moksliškesnis istorijos gaminimas, kas yra mažiau moksliškas. Ir dėl to mes negalim kalbėti apie tokias legendas kažkokias tai kaip pseudo istorija. Tai yra labiau legendos. Tai jeigu mes kalbam apie istorijos mokslą, mes ten galim jį įvairiai pradėti nuo 18, 19 ar net 20 amžiaus, tai maždaug panašiai nuo to laiko galim pradėti ir apie pseudo istoriją kalbėti, kai atsiranda žmonių bandančių kažkaip tai apversti tą istorijos mokslą, kaip jisai vienu ar kitu laikotarpiu yra suprantamas. Tai vienas iš šitų žmonių yra, kilstelkite rankas, kas pažįsta dėdę. Jis su labai daug ko susijęs, kai mes toliau priesim. Tai Ignatijus O'Donnellis, tai yra žmogus, kuriam turi dėkoti, jeigu kada nors esat girdėję žodį Atlantida. Iš principo visą šiuolaikinį suvokimą, kas yra Atlantida, iš kur jinai atsirado ir kaip jinai veikia, sukūrė jisai, 19 amžiaus maždaug vidury. Labai įdomus žmogelis susijęs su daugybė įvairiausių religinių, parareliginių ir pačių įvairiausių judėjimų. Vienas iš jo kūrinių yra knyga pavadinimu Atlantida, kurioje jisai aprašė savo pasaulio istorijos versiją, vieną kartą tiesiog atsivertęs Platoną ir ten
taip praskiminęs Atlantidos mitą. Ir tada nusprendęs, kodėl iš to neištempus visos knygos ir visos pasaulio istorijos. Tai jo, jisai nustatė, kad kadaise egzistavo Atlantida, tokia, kokią mes ją maždaug įsivaizduojam, tai yra be galo išvystyta, be galo to buvo kažkokių tai antžmogių, superžmonių rasė, kuri buvo visiškai toliau pažengusi negu paprasti žmonės gyvenę tuo metu visame pasaulyje. Atlantai tą pasaulį šiaip taip kolonizavo, yra net žemėlapis jo labai moksliniais metodais nupieštas, kuriuose pasaulio vietose Atlantai kūrė savo kolonijas. Čia galim pasidžiaugti, Lietuva yra viena iš Atlantų kolonijų, pagal šitą žemėlapį išeina, kaip mums smagu. Ten buvo ta Atlantų įtaka, jie mokė paprastus kvailus pusiau beždžioniškus žmonės, kaip statyti pastatus, kurti raštą, kurti civilizaciją ir taip toliau. Ir va nuo jų užsivedė tai, ką mes dabar žinom kaip žmonių civilizacija. Atlantai, dabar net nebeprisiminsiu, nes senai skaičiau, dėl kažkokių tai priežasčių išnyko, Atlantida nugrimzdo į vandenyno dugną, viskas kaip maždaug rašo Platonas. Ir jo, paskui dar atsiranda visai įdomus dalykas, kad pasirodo Atlantai reinkarnuojasi kartais į kai kuriuos šiuolaikinės visuomenės žmonės ir oi, koks stebuklas, jie pasirinko Ameriką kaip savo reinkarnacijos vietą ir dėl to Amerika patapo 19 amžiuje pasaulinė galia ir panašiai. Tai va tokia savotiška pasaulio istorija pagal O'Donnellio interpretaciją. Kai mes toliau žiūrėsim, jo raštai nebuvo pamiršti. Atsirado daug įdomiausių tetų ir dėdžių, kurie paėmė juos, sugebėjo kažkokį tai būdu iš jų sudėliot kažką tai labiau įskaitomo ir pritaikė įvairiom savom istorijos versijom. Klasikinis atvejis von Danikenas, kuris iš kažkokį tai būdu išskaitė, kad tie Atlantai, kuriuos aprašo O'Donnellis, galėtų būti ateiviai ir sukūrė Ancient Aliens, senųjų ateivių teoriją, kabutėse, kurią mes puikiai žinom iš Cukovos ir jo komandos Ancient Aliens, daugiausiai memų turbūt pavidalu. Cukovas yra graikas, bet gyvena Los Andžele ir ten savo kūrybą gamina. Von Danikenas yra ar belgas, ar olandas, dabar neprisiminsiu. Kaip? Šveicaras? Dėkui. Turiu šitą jo knygą, pasigrėbiau kažkada tai filologijos fakultete, ar net tamsta būsit jo skylę pradeginę su cigarete viršelyje, ne? Labai įdomu, nes tiesiai vidury, kas... Jeigu aš rūkyčiau, aš turbūt irgi tai padaryčiau, bandydamas skaityti tą knygą. Tai va, o O'Donnellis amerikietis. Tai va, labai internacionalus dalykas. Tai va, toks visas pipelinas, tokia visa grandinė, kaip kažkokios pseudoistorinės teorijos vystosi, įgauna kažkokį tai naujų prasmių, naujų bruožų ir panašiai. Kitas įdomus dėdė, Lansas von Liebenfelsas, čia yra jos slapyvardis, neprisiminsiu dabar, gal prisiminsit, koks jo tikrasis vardas. Austras, kuriam galim dėkoti už, kaip čia pasakyti, visą nacių pseudoistoriją ir jos įkvėpimą. Gyveno 19 amžiuje, išrado visą dalyką, kad egzistavo kadaise arijų rasė, parašė visą pasaulio istoriją apie tai, kaip egzistuojanti antžmogių arijų rasė sukūrė pasaulio civilizaciją, visi kiti gyveno urvuose iš principo ir juos arijai plisdami po pasaulį, kolonijuodami pasaulį, išmokė rašto civilizacijos kultūros visų tų gėrių, kuriuos mes žinom. Savo kūryboje bandė vienaip ar kitaip maišyti krikščioniško fundamentalizmo, germaniškos pagonybės, įvairiausių 19 amžiaus mistinių judėjimų kažkokius dalykus, buvo mėgstamas, nemėgstamas įvairių žmonių. Dėl to buvo labai mėgstamas štai šitų dėdžių. Yra daug iš tiesų klausimų, kiek tiesiogiai iš jo buvo pasisemtos tos idėjos, kiek jos buvo perinterpretos tos nacių misticizmo. Yra tikrai žinoma, kad
įvairiausi nacijų ideologai ir Himmleris pirmo vietoj buvo dideli jo fanai, skaitė jo knygas, pridėdavo kažkokių savų interpretacijų ir panašiai. Ir jis labai tiesiogiai įkvėpė visą Annenerbe judėjimą ir nacijų tą mistinį tokį ideologinį pagrindą apie tai, kad jie yra antžmogių rasė, kad visi kiti yra kažkokie neteisingos žmonių versijos ir kad vėl visi geri dalykai, kurios pasaulyje kažkas išrado germanai, arijai, antžmogiai ir taip toliau. Ištakos tos, kad jis sėdėjo vienuolyne, jisai daug metų skaitė senus vokiečių raštus, legendas, ten nuo Nibelungų giesmės iki realių metraščių. Ir aš įtarčiau, kad tai buvo vienintelis jo vaizdas į pasaulį ir kaip jis galėtų egzistuoti. Ir tiesiog žmogelis bandė XIX amžiaus labai smarkiai kitokią civilizaciją pritraukti prie to, kaip jo manimų tai turėtų veikti. Bet vėl čia yra be 5 minučių spekulacija iš tiesų. Nes dar šiek tiek pakalbėsiu vėliau, jisai tikrai buvo labai smarkiai susijęs su įvairiais kitais tuo metu mistiniais vykusiais judėjimais. Tai čia galima būtų kalbėti net ne apie jo ištakas, o apie ištakas visos šitos hebros. Yra kai kurie kiti dalykai, kuriems jis turėjo įtakos, galbūt šiek tiek mažiau tiesiogiai, nes jeigu mes kalbam apie nacijų arijų rasės visas teorijas, mes negalim nekalbėti apie visų kitų Europos tautų arijų rasės teorijas, nes realiai paėmus beveik bet kokią Europoje tautelę, mes rasim arba vieną žmogų, arba visą judėjimą, kurie lygiai tą pačią idėją, kad egzistavo kažkokia tai nacijų antžmogių arijų rasė ir ji sukūrė pasaulio civilizaciją, pritaiko savo civilizacijai. Ar tai būtų Lenkai su didžiaja Lechija, dabar žinomas kaip turboslavų judėjimas, ar tai būtų kiekviena Balkanuose tautelė, slaviška, neslaviška, ar tai būtų vengrai, airiai, ir taip toliau ir panašiai. Tai iš principo tą pačią kalkę, kurią nuo Liebenfeldo nusėmė nacija ir sukūrė arijų judėjimą, vėliau iš dalies per vokiečius, iš dalies tiesiogiai iš jo nusėmė ir prisitaikė savo įvairios kitos Europos tautos. Čia mes, aišku, negalim nepaminėti čia savo Geltgaudo artimo mūsų širdžiai, kuris lygiai tą pačią kalkę nusėmė ir paskelbė, kad iš tiesų arijų rasė tai buvo lietuviai, jie viską išrado, jie viską sukūrė, visus pasaulio raštus galima iššifruoti lietuviškai, ar tai būtų Velykų salos raštai, ar tai būtų senovės hetitų ar šumerų raštai, ar kažkas tai tokio. Labai geras skaitinys, tikrai labai rekomenduoju, jeigu norit smagiai praleisti vakarą. Deja, be alkoholio labai sunku yra suprasti, kas ten iš tiesų yra rašoma. Kai kurie kiti, čia Balkanai tam yra gerokai labiau pasistumė, yra gerokai labiau išvystę to industriją šitos pseudo istorijos. Čia viršelis Antikinė Serbija, knyga, kur Aleksandras Makedonietis yra, aišku, serbas. Pas juos yra ištisai ir turizmo šaka su tuo sukurta, kuria tokius vos ne Disneylandus žmonėm, kurie tuo kažkaip tai tiki ir keliauja po visus Balkanus ir ieško su tuo susijusių artefaktų ir panašiai. Tai mums su vieninteliu Geltgaudu ir ten keliais jo pasiekėjais ar keliom jo pasiekėjom sėdėt kamputyje ir rūkyti iš tiesų. Tai va. Garbės lenta, iš tiesų 2 žmonės, O'Donnellis ir Liebenfeldas, ir galim matyti, kaip iš kelių žmonių realiai išsivysto ištisos grandinės, ištisos tokios populiacijos pseudo istorijos ir kaip jie turi milžiniškas įtakas toliau sekusioms kartoms. Ir įdomiausias yra dalykas, kad visi šitie žmonės vieni kitus pažinojo, vieni su kitais susirašinėjo ir sėdėjo realiai tam pačiam katile. Čia dar reikia pridėti būtinai Blavatską. Ar kam yra tekę skaityti?
O taip, užuojauta. 90-aisiais ir Lietuvoje tai buvo visai bangos dalykas. Aš iki šiol turiu lentynoj mano mamos pirktą kažkada, tai man atrodo vaikščiojo po laiptinę, kažkas pardavinėjo knygas ir jinai nusipirko Blavatskovos tomelį. Tai va šitaip tas dalykas veikia. Viena iš tokių žinomesnių 19 amžiaus mistikių irgi įsiliejo į visą tą. Kažkada tai egzistavo kažkokia tai didžioji žmonijos rasė, kuri viską išrado, viską atrado ir tada subžmonės, kažkokie tai untermenšai nuo tos rasės viską nusikopijavo. Tik, Valiau, neturėk iliuzijų, dabar net aš buvau nustebęs, netgi visiškai modernios astrologijos bendruomenės Blavatskojos idėjas miksuoja ir šiandieną labai puikiai, atvirai, viešai ir tai labai matosi. Kažkas mano tolesnės skaidrės turbūt žiūrėjo. Jinai... Blavatskai ir O'Donnellis draugeliai buvo, susirašinėjo, keitėsi idėjom. Daugybė kitų žmonių juos ir krūvą jų draugelių skaitė. Pažįstat šitą? Jo, pasižymėjęs visoje šitoj hebroj, irgi daug ko yra prisiskaitęs ir jo visas misticistinis į rytus dažnai žiūrintis judėjimas prie to smarkiai prisidėjo. Jisai, ačiū Dievui, kas mums visai smagu, jis pseudo istorijos nerašė, bet iš tiesų jo visa filosofija yra be 5 minučių nuo to. Visi šitie žmonės, lygiai kaip Vidūnas, labai smarkiai žiūrėjo į rytus, Aukso Oriente Lux, visas tas 19 amžiaus idėjos, Tibetas yra kažkokia tai žmonijos galybės vieta ir taip toliau ir panašiai. Arijų pavadinimas nukopijuotas nuo artimų rytų, iranėnų ir jų kalbų. Tai va, yra visas katilas 19 amžiaus pseudo istorikų, kurių įtaka labai smarkiai nuvilnyja ir labai smarkiai paveikia tai, ką mes ir šiandien galime įsijungti ir matyti per televizorių ar matyti internetuose ar dar kažkokiuose tai dalykuose. Bet mano tezė būtų tokia. Šitų žmonių amžius pasibaigė, mes perėjome į iš principo kitokį pseudo istorijos kūrimo etapą, kuriam katile verda kitokie dalykai. Taip. Ir apie tai dabar pakalbėsim. Pakalbėsim pagrindę per vieną pavyzdį, kurį norėčiau pristatyti. Iš karto atsiprašau silpnų nervų klausytojų. Sekančiose skaidrėse bus dalykų, dėl kurių jūs galite pradėti mėtytis alaus bokalais, ar trantyti galvą į sieną, ar panašiai. Aš įspėjau, aš už tai nekaltas. Pakalbėsim mes apie Tartariją. Kilstelkit rankas, kas esat per paskutinės 24 valandas susidūrę su šitu reiškiniu. Taip, tau irgi užuojauta. Niekas daugiau. Nes Facebook'u žmonės nesinaudoja, šaunuoliai. Jo, neįmanoma šiais laikais naudotis Facebook'u nesusiduriant su štai šituo reiškiniu. Tai yra pseudo istorijos atšaka susiformavus realiai per paskutinius daugiausiai tai 3-4 metus, maksimum 5 metų, aišku, jos ištakų yra ir seniau. Ir šitą atšaką realiai apibūdina keli tokie pagrindiniai postulatai. Vienas iš tų postulatų yra, kad mes senų pastatų nepastatėm. Jeigu jūs matot pastatą, kuris atrodo gražiai, kuris nėra modernus, jisai buvo pastatytas kažkokios senesnės civilizacijos. Neklauskit manęs, kaip tai konkrečiai veikia, bet tai yra tiesiog toks postulatas, kuris yra nuolat kartojamas. Ar ne? Egzistavo senesnė civilizacija, kuri pastatė visus nemodernius pastatus. Teiginys. Kitas dalykas. Antras teiginys yra, po žeme egzistuoja tos civilizacijos griuvėsiai. Tai yra, ta civilizacija buvo užpilta purvotvano, angliškai vadinama mudflot. Lietuviškai iš tiesų neradau labai daug vertimų, kai kurie tiesiog rašo mudflot ir panašiai, bet lietuvių purvotvanas neišsiverčia labai gražiai. Ir dėl to senuose pastatuose mes galime matyti kartais palaidotus žemesnius aukštus. Tai yra beveik visuose pastatuose, įskaitant tą patį, kuriam mes dabar turbūt sėdim, galima rasti angas,
kurios eina po žemę, ar ne? Langus į rūsius ar į kažką. Kai naujoji karta negyvena namuose su rūsiais, ne? Taip. Tai rūsys yra dalykas, kuris neegzistuoja šitos teorijos šalininkams, lygiai taip neegzistuoja pamatai, neegzistuoja gatvių aukštinimas ir naujos gatvės dangos uždengimas. Visa tai iš tiesų yra istorijos, kurią nuo mūsų bando nuslėpti pėdsakai. Į tai realiai sueina 3 tokie pagrindiniai dalykai. Pirma, tai visos nuotraukos namų su rūsiais. Jos yra tiesiog masiškai platinamos ir kopijuojamos ir rodomos kaip įrodymas šito dalyko. Antra, tai yra visos nuotraukos pastatų, kurie kažkuriuo tai metu nugrimzdo arba buvo užpilti. Tai jeigu pereisit Neries krantinę, pamatysit, kad yra krantinė sovietmečių buvo paaukštinta šiek tiek ir gana dažnai jinai paaukštinta iki 1 aukšto pabaigos ar net 2 aukšto kai kurių namų. Tai jau yra įrodymas, kad čia egzistavo senesnė civilizacija, kurią nuo mūsų bando nuslėpti. Ir jis statė tos pastatus. Ir tas purvo tvanas užpylė tuos pirmus aukštus. Ir kasgi įdomu bus, jeigu mes dar giliau pakapstysim. Kai kurie iš tų pastatų turbūt tęsis ten kilometrus po žeme ir ten kažkokie neaiškus keisti dalykai vyks. Ir visus šitus dalykus sudėjus, mes gaunam tai, kad ta civilizacija, kuri egzistavo, kuri yra užpilta to purvo tvano, vadinosi Tartarija. Ji yra išnykusi civilizacijos reseto, tai yra panaikinimo iš naujo sukūrimo metu. Tos civilizacijos yra resetinamos periodiškai kas kažkiek tai laiko, tai yra tiesiog iš Blavatskojos tiesiai šviesiai nusirašytas dalykas. Ir mums dabar reikėtų kažkaip tai tas senesnės civilizacijas tyrinėti ir atkasinėti ir visus tos pastatus, kurių mes rūsius matom, atkasti ir ieškos, kasgi ten yra po žeme. Va čia yra labai įdomus klausimas, prie kurio mes tuoj sekančiose skaidrėse prieisim. Tai čia yra 3 tokie pagrindiniai postulatai, kad tie pastatai mūsų civilizacija senų pastatų nestatė, kad didžioji dalis tų pastatų yra po žeme užpilta tvano ir kad ta civilizacija, kuri pastatė tos pastatus, vadinasi Tartarija ir jinai buvo resetinta kažkurio tai metu. Žinokit, labai geras klausimas. Toliau mes bandysim pasikrapštyti tame. Taip, šitie 3 postulatai yra toks grūdelis, ant kurio balansuoja visa Tartarijos pseudoistorijos atšaka ir balansuoja labai sunkiai. Nes iš tiesų, išskyrus tuos 3 postulatus, nėra įmanoma surasti 2 Tartarijos šalininkų, kurie dėl kažko tai kito sutartų. Ir čia yra pats įdomiausias ir pats fainiausias dalykas. Jeigu mes pasižiūrėsim į šaknis, iš kur iš vis ta teorija, kabutėse, ar ta pseudoistorija atsirado, protingesnių už mane žmonės, čia mano researcho yra nulis, realiai atkapstė visas gijas to. Tai pirmiausiai mes turim Blavatskają, kuri apie labai panašius dalykus kalbėjo, O'Donnellį matytą, kuris irgi apie panašius dalykus kalbėjo, egzistavo senos civilizacijos, jos buvo užmirštos, kažkaip tai resetintos, jos buvo labai galingos, darė stebuklus ir mes dabar jų nebegalim pakartoti, bet jis lieja įvairius naujausi tokį tyrinėtojai, pseudoistorikai. Fomenko iš 90-ųjų irgi daugam bus turbūt girdėtas rusų pseudoistorikas, sukūrė naują chronologiją. Tai yra, pasakė iš principo, kad visa žmonijos istorija yra suklastota ir tai gali įrodyti matematiškai. Tas jo įrodyti matematiškai reiškia, kad jeigu paimi 2 skirtingas istorijos knygas ir ten yra paminimi 2 įvykiai, kurie kažkuo tai yra panašus, tai vadinasi, tai buvo vienas ir tas pats įvykis ir kažkas tiesiog pabandė juos išskirti. Tai pavyzdžiui, Aleksandras Makedonietis nukariavo visą žinomą pasaulį, Cezaris irgi nukariavo visą žinomą pasaulį. Vadinasi, Makedonietis ir Cezaris buvo toks pats žmogus. Vadinasi, 16 amžiuje jezuitai, norėdami išplėsti savo istoriją, prailginti savo istoriją, tiesiog paėmė realų istorinį įvykį ir jį pasplitino į 2 skirtingus istorinius įvykius. Paskui tai vėl buvo kerpama ir panašiai. Už viso to stovi tai, kad ir čia pirmas Fomenko knygas skaitant, tai dar atrodo, kad tame yra kažkiek tai logikos,
bet kuo toliau, tuo ta logika kažkur tai išnyksta ir jau prieš savo smertį, kuri negalėjo ateiti anksčiau, Fomenka visaip kitaip kaip šnekėjo, kad visa pasaulio istorija realiai buvo sukurta rusų. Atsiprašau, gal galima klausimą. Taip. Nežinau, ar Tartarija čia yra kaip terminas skėtis, parodijinis, ar tai iš tikrųjų yra vartojamas terminas ir jeigu yra iš tikrųjų vartojamas terminas, ar mes žinom, kaip jie nusprendė, kad tai yra Tartarija? Taip, į visus. Gerai. Gerai. Tik vieną pasitikrinsiu, vidurinė ta knyga Rasija, čia ne Levašovo yra kino? Taip, to paties Levašovo. Mano herojas. Tai žodžiu, Fomenko išrado arba ištraukė iš tam tikros savo kūno vietos, apie kurią nekalbėsim, visą suklastotos istorijos chronologiją ir sukūrė tokią teoriją, kad realiai egzistavo rusai kaip superrasė ir tada visa vakarų Europa pasisavino savo istoriją iš jų ir ėmė tiesiog rusų didvyrius ir juos pervadino savais vardais ir kūrė apie juos legendas. Ir Makedonietis ir Cezaris yra dublikatai kažkokių tai senovės rusų herojų, kurie buvo pritaikyti vakarų Europai, pakeičiant vardus ir pakeičiant jų visas istorijas. Levašovas ėmė tą patį ir uždėjo ant to tokį blavatską twistą su misticizmu, su senoviniam įvairiom rasėm, kur visos buvo slavai ir sukūrė viską, ką gero. Odoneliškai tos rasės paskui išnyko ir yra dabar bandoma nuslėpti visą tai. Šitai susiveda į tą Tartarijos, ta prasme, elementai viso to atsikartoja labai smarkiai Tartarijos įvairiose versijose. Tie patys Ancient Aliens, tai yra pagrindinis toks postulatas, kad tos senosios rasės turėjo kažkokį tai mistinių galių, jos galbūt nebuvo kilusios iš žemės ir kūrė savo dalykus su kažkokiam aukštosiam technologijom, kurių mes dabar jau aišku nebeturim, nes niekas nebegali pastatyti gotikinio pastato ar klasicistinio pastato su šiuolaikiniam technologijom. Tai tokia visa įtakų grandinė į tai sueina. Bet sueina dar keletas įtakų grandinių. Pirmiausia, tai šiuolaikinės sąmokslo teorijos. Ir čia pagrindiniai yra susiję tuo, kad nerasit Tartariją tikinčio žmogaus, kuris kartu netikėtų visa krūva kitų dalykų nuo QAnono iki plokščio žemės, iki vakcinacijos čipų ir Bilo Geitso sąmokslų ir dar kažkokių tai dalykų. Tai Tartarijos teorija taip labai smarkiai įsilieja į visą šitą dalyką ir ten visi tie dalykai yra cross-postinami savo Facebookuose ir panašiai. Ir dar vienas dalykas, kuris į tai įsilieja, tai aišku yra socialinės medijos, nes, ir čia yra mano jau postulatas, Tartarijos teorija negalėtų egzistuoti be socialinių medijų ir jinai realiai buvo sukurta ir yra tobulai pritaikoma štai šitam formatui. Kodėl? Ogi todėl, kad jinai turi savo versijas ir kiekviena iš tų versijų yra skirtinga ir kiekviena iš tų versijų apeliuoja ne į kažkokį tai platų į žiūrovą ar klausytoją tos pseudo istorijos, bet į konkretų kontento vienetą, tai yra turinio vienetą. Pavyzdys, rusiška versija Tartarijos istorijos ir teorijos. Jeigu pasižiūrėsit rusiškus video, rusiškam YouTube ar kažkokiose kitose socialinės medijos kanaluose, pirmiausiai sukalbėkit kokią nors maldelę už mano smegenis, nes aš jų žiūrėjau daug ir man blogai. Antriausiai, pastebėsit kelis tokius pagrindinės aksiomas, kurias kartoja proponentai šitos teorijos. Tai pirmiausiai, Tartarija išnyko 1812 metais. Ta supervalstybė senoji, jinai realiai buvo sunaikinta Napoleono karų laikotarpiu. Napoleono karai, aišku, vyko visiškai kitaip negu aprašo oficialioji versija, kurią didžioji istorija nori, kad mes tikėtume. Tai pirmiausiai tas karas nevyko tarp iš rusiškos perspektyvos Napoleono ir Rusijos arba Prancūzijos ir Rusijos, įvyko tarp visos Europos, įskaitant Rusiją ir Tartarijos. Rusijos teritorija, kaip matoma įvairiausiose žemėlapėse iš viduramžių ir renesanso, kur yra aiškiai juodu ant balto užrašyta Tartarija. Kas nereiškia totorių gyvenamos žemės, kaip galima būtų pagalvoti, jeigu mes logiškai galvotume, ar ne? Bet tai reiškia konkrečią valstybę, kuri ten egzistavo, pažymėta visa geltona spalva, užėmė didžiąją dalį Eurazijos. Ir ta valstybė ir buvo ta, kuri sukūrė viską, ką įmanoma pasaulyje, jo gyveno superžmonės, galbūt ateiviai, galbūt kažkokie reptiloidai, kurie turėjo psichinių galių ir
magijų, technologijų ir dar kažkokių tai dalykų. Europa tuo buvo labai nepatenkinta, labai pavydėjo ir nusprendė sukelti karą. Nukariavo Tartariją. Tas karas galimai buvo atominis, galimai buvo dar kažkoks, tai visi žinom, kad jo metu įvyko tie matfodai, tai yra kažkokie žemės drebėjimai ir kažkokie tai dalykai, kuriuo metu buvo didžioji dalis tos civilizacijos tiesiog palaidota po žeme. Pasodino į Rusijos sostą savo statytinį, Romanovų dinastija yra vakariečių statytiniai. Sakysit, Romanovų dinastija prasidėjo anksčiau, 16 amžiui. Melas, visiškas melas. Jinai prasidėjo 19 amžiui su Napoleono karais. Ir tai iš tikrųjų buvo didžiulis cover-upas tam, kad uždengt tą visą Tartarijos supervalstybę, kuri prieš tai egzistavo. Tokia yra rusiška versija. Bet jeigu jūs paieškosit internete turinio apie Tartariją, rasit toli gražu ne vien ją ir rasit kartu amerikietišką versiją, kuri pastebėsit, kad labai smarkiai skiriasi. Nes mes sužinosim, kad nebuvo Rusijoje Tartarija pagrindinė. Ji buvo beveik visam pasaulyje, pagrinde Eurazijoje, bet taip pat ir Amerikoje. Amerikos indėnai iš tiesų buvo originalūs Tartarijos gyventojai. Ir Amerikos užkariavimas Europos kolonizatorių iš principo buvo tai, ką rusiškoje versijoje priskiria Napoleono karams. Tai yra europiečiai labai pavydėjo tartariečiams, labai nenorėjo būti kažkokie tai antrarūšiai, sukėlė karą, galimai atominį, jo metu nukariavo Ameriką ir sukūrė ten Jungtinės Amerikos valstybės. Taip viskam. Priklausomai nuo konkretaus turinio vieneto, kurį tuo metu žiūrit. Tie, kad amerikiečiai savo kūryboje apie Tartariją greičiausiai nekalbės apie Rusiją ir jiems tai bus visiškai neįdomu. Taip, rusai greičiausiai nekalbės apie Ameriką. Kažkokios tai cross-polinacijos, tai yra idėjų sklidimo ten atgal, tikrai galima bus rasti, nes kai kurie rusų turinio kūrėjai tikrai man bent vieną kartą buvo užtikęs kartoja tas amerikietiškas teorijas, kad vis dėlto Amerika irgi buvo priklausė tartariečiams, kai kurie amerikiečiai kartoja, kad Rusija irgi, bet aišku, pagrinde fokusuojasi ties savo idėjom. Bet pagal amerikiečius Tartarija buvo nukariauta ir jos pati pabaiga buvo būtent Jungtinių Amerikos valstijų sukūrimo metu. Amerikos tėvai, kurie iš tiesų buvo dideli karvedžiai, kurie nukariavo Tartariją Europos vardu ir ištrynė visą jos civilizaciją ir istoriją ir ant tų tartarų miestų pastatytų istorijoje kūrė jau Amerikos valstybę. Nepamirškim, visi seni pastatai, kurie atrodo seniai, yra sukurti tartariečių, ne šiuolaikinių žmonių. Ir taip, Amerikos indėnai iš tiesų buvo originalūs tartariečiai. Kas atsitiks, jeigu mes amerikietišką šalininką šitos teorijos pastatysim šalia rusiško šalininko? Būtų įdomi diskusija. Tos diskusijos yra internete labai daug. Ir jie kažkokiu būdu sugeba visiškai nesusipykti. Aš nežinau kaip. Nemačiau ne vieno ginčo internete, kur žmonės pyktųsi dėl šito dalyko. Bet sekantis dalykas gali iš dalies atsakyti klausimą, kodėl taip yra. Nes čia toli gražu nėra vienintelės versijos. Čia aš 3 numeriuką padėjau, nes iš pradžių bandžiau tas versijas numeruot, bet jų yra tiek daug, kad jų sunumeruoti iš principo nėra įmanoma. Įdomiausia. Gerai. Smagu yra stumti ir ant amerikiečių, ir ant rusų, turi jie tos geros architektūros ir vienoje, ir kitoje vietoje. Bet galbūt, nežinau, nepilta vertiškumas, įvairūs kiti dalykai. Kas dar turi geros architektūros, tai juodaodžiai, nes jie turi savo Tartarijos versiją. Pagal juodaodišką Tartarijos versiją, originalūs tartariečiai buvo juodaodžiai. Ir baltaodžiai sunaikino Tartariją, sunaikino tą supervalstybę seniau egzistavusią per visą pasaulį. Tie žmonės, kurie šitus turinio vienetus labai smarkiai bando aproprijuoti žodį maurai ir ieško paminėjimo, kad kažkas buvo mauras viskame, kur įmanoma. Ir jeigu tai buvo mauras, vadinasi, jis buvo tartarietis, vadinasi, jis buvo tos juodaodžių superasijos atstovas ir panašiai. 19 amžiui per visą pasaulį nuvilnijo mauriškos architektūros banga. Vilniuje mes irgi jos turim, kur bandė žmonės madingai kurti naujus pastatus su kažkokiais tai artimųjų rytų ar Afrikos architektūros elementais. Sinagogą turim.
visa tai yra požymis, kad maurai kūrė tą architektūrą, tai yra juodaodžiai, tai yra tartariečiai. Tai va, dar viena atšaka jau netgi be numeriuko, nes šiuo momentu praradau viltį kažkaip tai sunumeruoti. Kitas labai įdomus dalykas yra žmonės, ir čia turbūt tai, per ką dauguma atranda Tartarijos teoriją, nes pats populiariausias turinio vienetas susijęs su Tartarija yra paimti nuotrauką arba video su gotikos arba neogotikos bažnyčia. Dažniausiai nufilmuota iš arti, dažniausiai nufilmuota taip, kad matytųsi visa jos galybė ir didybė ir grožybė. Įkelti į internetą ir pasakyti, šiais laikais mes negalėjom tokių dalykų sukurti, vadinasi, jie sukūrė kažkokios senos civilizacijos. Galėjo čia prisiminti, kad Europa įvairiuose Tartarijos versijose neįeina į Tartarijos imperiją. Bet kažkodėl šitiem žmonėm tai yra idealus tartariškosios architektūros pavyzdys. Tai vadinasi, europiečiai irgi arba Europoje gyveno tie tartarai senieji, kurie negyveno visose senose versijose, ar jie viduramžiais gyveno ir tos gotikinius pastatus statė, bet kitų ne, ar panašiai. Bet čia yra atskira tokia atšaka, kuri yra tokia šiek tiek hermetinė, jinai yra užsidarius nuo visų kitų Tartarijos teorijų, nes žmonės ištisus Facebooko puslapius kuria ir YouTube kanalus, kur vien tik tai gotikinės bažnyčias postina. Nemačiau ne karto onos bažnyčios, dar neatrado, bet su laiku kada nors atras. Ir pasakoja apie tai, kad čia yra tartariškosios architektūros pavyzdys. Vėlgi, mes šiais laikais tikrai negalėtume pastatyti tokias kaip Milano katedros. Tai yra super pažengusios technologijos. Čia lazeriais viskas pjaustyti ir suskraidančiom lėkštėm statyta. Vadinasi, čia yra senovės tartarų su jų psichinėm mistiniam galiom sukurtas statinys. O, taip. Kaip tik ruoždamasis vienas iš dalykų, kuriuos labai pasinėriau, vienoje iš šitų grupių buvo postas apie Sagrada Familiją, nes dabar visur trendina, ten užbaiginės greitai ir panašiai. Ko tik ten apie ją nepripasakoja. Pirmiausiai, įdomiausios yra vizualizacijos, čia neįdėjau, kur ją pratęsia po žeme, nes aišku, kaip ir visi tartarų kūriniai, jinai buvo užpilta. Ir ten pačių įvairiausių ėjėjus jiem pripaišo formų, kaip ta Sagrada Familija dar galėtų kokį kilometrą po žeme tęstis ir kaip atrodyti. Taip, vienas įdomus labai aspektas yra tartariečių, kad jie arba turėjo kažkokį tai energijos šaltinį, kuris mums šiais laikais nėra prieinamas, arba galėjo sukurti elektrą tiesiog iš nieko, iš oro, arba kaip kai kurie rašo, iš eterio. Eteris tai yra kažkokia tai substancija, kurią mes šiais laikais praradom, ir jinai kuria elektrą kažkokiais tai būdais. Tai tartariečiai turėjo nemokamą energiją visiems, visa tartariečių technika veikė tiesiog ant oro. Jinai buvo elektrinė, jinai negadino oro, nekūrė globalinio atšilimo ar dar kažko tai. Ir yra begalė žmonių, kurie bando išsiaiškinti, kaip ta energija buvo kuriama. Vėlgi dažniausiai tai susiveda į pastatus. Tai yra visos viduramžių katedros, visi seni pastatai buvo tos energijos generatoriai. Jeigu mes paimsim eilinę bažnyčią, va čia tiesiog, nežinau, vienas, čia turbūt katedra, vienas jos bokštas yra katodas, kitas yra anodas. Aš nežinau kaip. Nes jie bando tai nuo mūsų nuslėpti. Suprat. Taip, būtent. Tai visi seni pastatai, visos gotikinės katedros, visi ar klasicistiniai, ar neoklasicistiniai, ar istoristiniai pastatai, jie yra kažkokios tai energijos generatoriai, kurie, jeigu tu pabandysi kažką su jais padaryti, staiga sugeneruos nemokamą elektrą arba nemokamą psichinę energiją ar dar nemokamą kažkokį tai dalyką. Ir tai susiveda į tai, kad tartariečiai turėjo elektrą, tartariečiai važinėjo elektriniais automobiliais, elektriniais paspirtukais, naudojo elektrinius radijus ir panašiai. Taip, skamba absurdiškai, bet čia yra dar vienas žanras. Taip, kur yra imamos tiesiog senos nuotraukos elektrinių daiktų ir perpostinamos, kaip čia yra slaptosios tartariečių technologijos, kurias nuo mūsų bando nuslėpti. Ar tai būtų elektriniai automobiliai 20 amžiaus pradžios, ar elektriniai paspirtukai, ar dar kažkokie tai kitokį patys įvairiausi dalykai. Ir tai yra dar vienas požanris, kuris niekaip nesiriša su visais kitais. Jisai tiesiogiai prieštarauja tai, ką apie tartariečius pasakoja
tie, kurie sako, kad Tartarijos pabaiga buvo Napoleono karų laikotarpiu, ar tie, kurie sako, kad ten Jeffersonas sunaikino Tartariją, ar dar kažkas tai tokio. Ta prasme, atskiras galima ištisas kanalus ir panašiai surasti su milijonais peržiūrų ir subscriberių, kurie fokusuojasi tik ties šituo. Įskaitant, ir čia yra toks visiškas pikas, mes galim rasti vaizdų iš Tartarijos. Mes galim rasti YouTube video, kur žmonės vaikščioja Tartarijos gatvėmis ir filmuoja tartariečius. Paimami yra iš 20 amžiaus pradžios Paryžiaus ar New Yorko vaizdai, įkeliami į YouTube, pasakome, kad tai yra Tartarijos ir Maurų miestai ir žmonės apsisėlėdami komentuoja, koks nuostabus Tartarijoje buvo gyvenimas ir kaip mes šiais laikais neturim šitų technologijų. Ir tie žmonės, kurie vaikščioja 20 amžiaus pradžios gatvėmis, jie yra pristatomi kaip tie tartariečiai. 28 tūkstančius. Tai ne milijonai, ten, kur pasakoja apie viduramžių katedras, kurias kūrė tartariečiai, milijonų sulaukia, bet čia yra tokia mažesnė šiek tiek niša visa. Galiu paklausti, gal tu vėliau tą atsakysi, bet tose visose srovėse aš išskiriu dvi tokias šakas ten, kur yra tokie aiškus influenceriai, kurie gamina turinį ir rodo save. Turi savo podcastus kažkokios ir tada yra no-name'iniai kažkokie, kūrėjai, kurių net nesuprasi, kas už jų ten yra ir ten nesuprasi, galbūt ten yra tiesiog kažkokia propagandos mašinos, sakykim, taip, net ne kažkokie asmenys, kurie, žinai, traktuotų save kaip istorikus, nors yra pseudoistorikai. Ar yra daug didelių tokių kūrėjų, kurie viešintų save tam diskurse? Taip, yra. Net nežinau, įdomus klausimas, reikėtų pasidomėti, ar yra tartariečių ar Tartarijos pasikėjų konvencijos kažkokios, kaip yra paukščiažemininkų konvencijos, kur suvažiuoja paukščiažemininkai iš viso žemės gaublio, bet nenustepčiau, kad tai bent jau buvo suorganizuota ir egzistuoja, nes iš tiesų yra influenceriai su milijonais savo peržiūrų ir bent jau 100 tūkstančių subscriberių. Vėlgi, kiekvienas iš tų influencerių turi savo kažkokią šaką, kurią domisi ir kurią plėtoja. Ir tas persipinimas tarp įvairiausių tų šakų yra tiesiog be galo fascinuojantis dalykas, nes nerasi dviejų influencerių, kurie sutartų tarpusavyje ir jie vis dėlto nesipyksta. Nesu matęs labai daug kolaboracijos, tiesa. Esu matęs referencinimo, tarkim, yra lietuviškas kanalas Kitoks pasaulis su 16 tūkstančių subscriberių, kas yra Lietuvos mastais visai nemažai. Duona ir druska jo yra postinimas tartarietiško kontento, kuris yra vagiamas iš dažniausiai anglakalbės, ne literatūros, iš anglakalbių kūrėjų, tiesiog perpostinami, įgarsinami lietuviškai išverčiant šveplai ir nelabai mokant anglų kalbą tie video. Ir ten yra plėtojama sava tos Tartarijos versija, kaip ji turėjo atrodyti su visais savo elektromobiliais ir pastatytom gotikiniam katedrom, nelendant į kažkokias kitokias versijas. Tas žmogelis nekalba, kad Tartarija buvo nukariauta Napoleono karų laikotarpiu, ar ne? Nes tai jau yra iš kitos sferos, iš kito pasaulio šiek tiek. Tartarijos pasaulio, bet vis dėlto ne to paties. Tai va. Ir pagrindinis tada klausimas, ką mums tai pasako. Nes jeigu mes žiūrėsim į tuos ankstesnius pseudoistorijos korifėjus, kurie kūrė savo naratyvus, kūrė kažkokius savo įsivaizdavimus, kaip veikia pasaulio istorija, prieštaraudami tam konvencionaliam nusistovėjusiam istorijos mokslui ir iš to išsivystė visa šaka ir atšakos ir visas tas pseudoistorijos pasaulis 20, sakyčiau, amžiaus ir šiek tiek 21 amžiaus pradžios. Tai kaip visa tai vyksta su Tartarija? Mes negalim jos užtempti ant tos pseudoistorijos, kurią mes matėme iki šiol. Jeigu mes paimsim tos pačius įrankius, kuriais bandom nagrinėti, nežinau, to paties Hancocko pseudoistoriją, ar Getgaudo, ar O'Donnellio, ar dar kažko, tai suprasim, kad tai net neatrodo kaip pseudoistorija. Tai nėra tas pats. Tai nėra naratyvo paėmimas ir bandymas pritraukti faktų prie jos. Tai nėra bandymas atliepti kažkokią tai ideologiją ar kažką tai.
Ir mano pagrindinis kaip teiginys būtų, kas tai yra pirmiausiai, tai yra turinio kūrimas. Ir čia aš galbūt būsiu labai šališkas, kadangi ateinu didžiąją dalim tuo užsiemu turinio kūrimu ir suprantu, kaip svarbu yra žmonėm, kad kapsėtų centukai už YouTube peržiūras, ar už Facebooko peržiūras, ar už dar kažko peržiūras. Ir mano teiginys būtų, kad tai yra naujoji pseudo istorija. Taip ji nuo šiol bus kuriama. Mums reikėtų realiai pamiršti Blavatskas ir pamiršti O'Donnellius, nes mes to, kuo toliau, to rasim mažiau. Ir va štai tokios teorijos kaip Tartarija, jos realiai užkariaus pseudoistorijos šalininkų protus, pavergs žmonės. Ir jeigu mes bandysim jas suprasti taip, kaip iki šiol bandėm suprasti tą klasikinę pseudoistoriją, mes turėsim tokias maždaug pasiekmes, kokias jūs dabar turėjot, kai aš ėjau ir pasakojau, kaip jie vieni kitiem prieštarauja ir kaip pas juos neveikia logika ir kaip nėra suderinama dviejų tartariečių smegenys tarpusavyje. Tai va, ir tada tolesnis klausimas yra, ką su to galima būtų daryti. Nes ką daryti su paprasta pseudo istorija mes daug maž žinom, ar ne? Mums reikia užsimti švietimu. Jeigu tu žmogui papasakosi, kaip daug maž veikia Lietuvos istorija, jeigu tu jam duosi paskaityti, nežinau, Šapoką tą patį, jau nekalbant apie naujesnius kažkokius tai rašytojus, jisai Getgaudo į rankas neims. Nes tai yra daug mažiau kokybiškas, daug mažiau patrauklus kūrinys. Jeigu tas žmogus yra subrendęs sovietiniai švietimo sistemoje, jeigu jis nėra girdėjęs apie Lietuvos istoriją, taip, jisai paskaitys Getgaudą ir tai jam sukurs kažkokį tai atsaką ir jis norės tame rasti kažką tai, kas yra artima jam. Todėl žmonės reikia šviesti. Ką su žmonėm reikia daryti, kad jie nepersimtų Tartariją ir kad jie neatrastų visame tame dalykų, kurie jiem yra įdomus, aš nežinau. Ir čia yra pagrindinis dalykas, į kurį mums reikėtų kažkaip tai surasti atsakymą. Nes jeigu mes žmonės šviesim, kad senovės gotikinius pastatus iš tiesų statė viduramžių žmonės, kad mes turim gerą dokumentaciją, kaip tai buvo daroma, kad mes galim tai atkartot su šiuolaikiniam technologijom ir panašiai, jie sakys, okei, jo, europiečiai jos pastatė, bet Rusijoje gyveno tartarai ir europiečiai jos nukariavo 1812 metais su atominiam bombom. Jeigu mes sakysim, kad ne, Napoleono karai yra labai gerai dokumentuotas istorinis įvykis, mes apie jį žinom praktiškai viską, ką galim žinot, kad yra žmonių, kurie gyveno tuo metu ir rašė memuarus, kad mes tiesiog turim milžinišką korpusą literatūros apie tai. Jie sakys, jo, okei, bet tartarai gyveno Amerikoje ir buvo iš tiesų Amerikos indėnai. Arba juodaodžiai, kurie gyveno Afrikoje. Arba jo, okei, gal ta pasaulio istorija tai smarkiai nėra suklastota, bet ar jūs matėte elektrinius paspirtukus pas tartarus? Ir iš principo tai yra pseudo istorija, kuri turi imunitetą daugumai klasikinių švietimo atsakymų į pseudo istorijos užduodamus klausimus. Ir tai yra, drum roll please, simptomas to, kokiame pasaulyje mes gyvenam. Pasaulyje, kuriame pseudo istoriją kuria ne individualūs kūrėjai, ne individualūs Blavatskojos ir O'Donnelliai, bet kur tai yra visiškai decentralizuotas, visiškai tarpusavyje nederantis kūrinys, kolektyvinis toks fanfictionas, taip, kuris gali per tą savo daugialypiškumą paverg žmonių smegenis, sulaukti milijonų peržiūrų, prikapsėti milijonus dolerių į žmonių, kuriem reikia kišenės. Ir jo. Ir rezultatį mes turim 20 amžiaus pradžios elektromobilio nuotrauką, kur kažkas tai lietuviškų balsų šveploj pasakojo, kad čia yra technologija, kurią iš mūsų atėmė. Taip. Ta istorija atsirado gerokai seniau. Čia, apie tai, kad ukrainiečiai, įdomus labai dalykas, tą pseudo istoriją atšaką sukūrė ukrainiečių komikas. Berods 2010-2012 metais jis išleido knygą, kurioje parodijavo visą tą postnacistinę, sakykime, nacionalistinę pseudo istoriją, ten visus getgaudizmus ir panašiai, kur kiekviena tautelė išranda savyje arijų rasę.
kiek žinau, ukrainiečiai iki šio tokio dalyko neturėjo, tai komikas tiesiog atsisėdo ir tai parašė. Ir jis tai parašė intencionaliai, kad tai atrodytų kuo absurdiškiau. Išėjo knygelė, jinai turėjo, aišku, labai gražų viršelį ir ten labai smagiai viskas buvo aprašyta. Jinai buvo nusigriebta rusų propagandos, konkrečiai REN-TV kanalo, plačiai žinomo, tikėkime greitai pamiršto, kuris tai priėmė kaip neparodiją ir išplatino Rusijoje istoriją, kad ukrainiečiai bando pasakyti, kad jie iškasė Juodąją jūrą ir panašiai. Ir aš tiesą pasakius nesu niekarto girdėjęs, kad ukrainiečiai tuo tikėtų, nes man atrodo, dauguma jų yra šiek tiek protingesni žmonės negu REN-TV kanalo žiūrovai. Bet iš tiesų Rusijoje ta pseudo istorijos atšaka įgavo daug didesnį rezonansą, kaip būtent atsakas į neva egzistuojantį ukrainiečių nacionalizmą, kuris neva šitą dalyką sako. Atsiprašau, jeigu čia šiek tiek suveltai atsakiau, kaip sakėt. Taip. Dėkui, Valiau. Tu sakai, kad tai yra problema ir aš noriu paklausti, apie kokias pasiekmes tu galvoji kaip problematiškas. Nes aš dabar klausau apie šitą Tartariją ir ji man skamba kaip literatūros kūrinys, prastesnis žiedų valdovas Haris Poteris, kuris surado kitą kanalą, nebe knygoj ir kažkieno fantazija, kažkas norėjo būti rašytojų kitoj terpėj ir čia reikia priimti kaip už gryną pinigą ir kaip už grėsmę. Va čia iš tiesų labai geras klausimas, kur mes pirmiausia turim paklausti, ar tai yra gerai ir blogai, kad žmonės gyvena fantazijų pasaulį ir tą pasaulį priima kaip realybę. Ir tada veikia tame pasaulyje kaip realybėje. Ta prasme, įsivaizduokit, visiškai hipotetinis pavyzdys, Tartarijoje tikinti žmogų, jos šalininką, kuris yra išrenkamas į Seimą. Ir tada balsuoja dėl įstatymų apie, nežinau, pinigų skirimą infrastruktūrai, ar ne? Taip, nekalbant apie, ta prasme, mes turėjom labai gražų šitą pavyzdį paskutinius. Aš nemačiau niekarto tų žmonių repostinant Tartarijos dalykus, bet pasižiūrėjus jų Facebooko sienas, labai panašu, kad tai yra be 5 minučių tas pats. Aš nežinau, ar verta iš vis kalbėti apie to žalą, nes manau, tai yra tik fantazijos klausimas, kiek mes galim nuspėti, kad to žalos gali sukurti žmonės, kurie tuo nuoširdžiai tiki ir atsiduria galios pozicijose. Aš gal užduosiu, kol dar kažkas galvoja, kaip tu manai, nes čia, kai turim dalyką, pažiūrėjau, technologijas kažkokias tai, ne, arba architektūrą ir inžineriją, tai vis tiek mes kuo toliau, tuo labiau tolstam nuo jų ir nesuprantam, kaip tie dalykai yra daromi, ne? Pavyzdžiui, jeigu dar prieš 10 metų kažkas ten kodą, ne, pavyzdžiui, gerai išmanė ir kokia programa ant ko padaryta, pavyzdžiui, kokia dirbtinio intelekto modelį, dabar jau sunku būtų įtolsta tas horizontas, kaip dalykai yra padaryti. Tai kai kam gali būti jau nebeįsivaizduojama, ne, kaip paspirtukas prieš 100 metų ir ten kažkoks prototipas buvo, ar ten kažkokia katedra pastatyta. Tai čia kai kuria, ar nemanai, kad čia eksploituojama yra tos jaunosios kartos, ypatingai socialiniuose tinkluose, kurios neturi ryšio su tom technologijom, architektūra, inžinerija ir nežino, kaip dalykai yra daromi, tada tokiu atveju yra lengviau įtikinti tos žmonės, ką manai? Turiu čia tokią hipotezę, nieko kol kas nėra pagrįsta, bet man atrodo dauguma šalininkų ir žmonių, kurie platina šitas teorijas, jie nepriklauso jaunesniems kartoms. Tai yra maždaug millennialų ir Gen Xerių dalykas, kuriam smarkiai vyresni žmonės, boomeriai taip vadinami, jie matė, kaip tie pastatai buvo statomi, tai jiem yra labai sunku tikėti. Tuo tarpu Gen Z jauniausia karta kažkiek galbūt tam priklauso, bet šiek tiek mažiau, nes grynai žiūrint į tą turinį, klausant tų balsų, kurie kartais be dirbtinio intelekto įgarsina tuos video, kurie skaitant tos dalykus, kuriuos jie parašo straipsniuose, komentaruose ir panašiai, man bent jau kyla įspūdis, kad tai tikrai nėra jauni žmonės daugeliu atveju ir nėra labai seni, tai yra maždaug viduriukas. Ir vėl, kartu tai yra žmonės, kurie jaučiasi atstumti nuo šiuolaikinių technologijų. Tai va, aš noriu, o tas resentmentas kažkoks tai tiesiog nustumti žmonės į šalį visuomenės, ta prasme, ir čia yra jų kova tam tikra prasme, tokia mentalinė fantazijoje kova prieš... Taip, ir jie yra nustumti nuo netgi ne vieno dalyko, nuo kai kurių dalykų ir čia galima surasti net tam tikras paralelės. Aš norėjau iš pradžių apie tai pašnekėti, bet iš tiesų šiek tiek pritempta būtų be kažkokių tai konkrečių duomenų, tai reikėtų daugiau pasigilinti. Aš manau, kad tos skirtingos Tartarijos versijos, tos skirtingos šakos, jos atliepia tam tikrus
tam tikras problemas visuomenėje ir tam tikrus judėjimus konkrečius. Tai yra, jeigu mes turim tą technologiją, ne tartariją, kur žmonės dalinasi paspirtukų nuotraukom ir sako, kad čia tartariečiai, jais važinėja, čia yra visiškai tiksliai atliepia tą technologijų baimę ir šiuolaikinių technologijų nesupratimą ir atitrūkimą nuo jų. Kad užvakar paspirtuko nebuvo mano gatvėje, dabar jisai atsirado. Aš jo pradėjau važinėti, tai atrodo kaip naujas dalykas, bet tada aš pamatau, kad prieš 100 metų buvo paspirtukas. Man galvoje nesusijungia tas jungtis tarp dabartinio paspirtuko, kurio vakar važinėjau, kuris atrodo atsirado visiškai naujas, kuris aš net nežinau kaip veikia, ir to prieš 100-metį, vadinasi, tas prieš 100-metį buvo sukurtas kažkokios kitos civilizacijos ir kitos kartos, mes negalėjom to paties sukurti, mes kaip žmonių rasė. Jeigu kalbėt apie tą architektūros tokią visą atšaką, lygiai tas pats yra su nepasitenkinimu šiuolaikiniais miestais, šiuolaikiniu urbanizmu ir panašiai. Labai aktuali problema visuomeniai. Žmonės nesugeba, nemoka gyventi miestuose ir statyti miestų ir būti patenkintais tais miestais, kuriuose gyvena. Nekalbant apie visą tą bangą pasibaisėjimo šiuolaikinė modernistinė, postmodernistinė ir kitom architektūros atšakom, jie suranda kažkokį tai savo outletą, kažkokį tai gebėjimą taikstyti su tuo, būtent tame. Pasižiūrėkit, kokia seniau architektūra buvo graži, mes dabar tokias nestatom, vadinasi, ją seniau pastatė kitokios kartos. Pats akivaizdžiausias to pavyzdys yra ta juodaodžių tartarijos visa versija, ar ne? Yra mažuma, bendruomenė, kuri yra gana smarkiai marginalizuota, ji bando save atrasti kažkokiam tokiam mite, bando sukurti savo istorijos versiją, kuris jai būtų primtinesnis. Čia, aišku, toli gražu ne vienintelis pavyzdys, tai per visą 19-20 amžių buvo įvairios juodaodžių judėjimai, pseudo istorijos atradimai ir panašiai, kurie lygiai tą patį bandė padaryti, aišku, be tartarijos pavadinimo. Aš dar norėjau paklausti, vis tiek labai daug researcho pasidarėt ir turinio matėt apie tai, ar teko susidurti tą turinį analizuojant, kad būtent tie tartarijos mitai buvo panaudoti kažkokiem komerciniam sumetimam, kad pavyzdžiui tam pačiam video dar ir kažkokie pseudo medicinos motyvai iškeliami, ar kažkokie kursai, ar kažkas, ir kaip tai platu yra. Kiek aš esu žiūrėjęs video tų influencerių, nepastebėjau, kad jie kažką reklamuotų. Ir čia man keli tai atsakymai sueina. Vienas yra tas, kad manau, tai kol kas yra pernelyg fringinė teorija ar teorijos, kad tai susisietų net ir su paprastais pseudomedicinos ir pseudomokslo produktais. Ar ne? Alex Jonesas sukūrė visą savo verslą ir patapo milijonierium būtent dėl to, kad reklamavo kažkokius papildus, kur ten neaišku, kas sudėta ir kurie neveikia, pasakodamas apie tai, kad pasaulį valdo reptiloidai ir ateiviai ir panašiai. Neatsirado tartarijos influenceris, kuris tą patį padarytų ir sugebėtų ant to pastatyti verslą, kol kas. Nepaisant to, tie žmonės, kurie surenka milijonus peržiūrų YouTube'ai, jie uždirba tūkstančius ir 10 000 pinigų už kiekvieną iš tų video. Tie žmonės, kurie TikTok'e sulaukia milijonų peržiūrų, jie uždirba už tai. Ir tai yra komercinis produktas. Mūsų akys, atsiprašau, čia į banalybės visiškai nusinersiu, mūsų akys yra mūsų piniginės dabar šiais laikais. Ir jeigu tu priversi žmonės pasižiūrėti savo video apie tartariją ir uždirbsi iš to video monetizacijos, tai bus praktiškai tas pats, kas tu pardavinėtum savo kažkokį pseudomokslinį produktą be produkto. Viskas yra šių laikų idiotizmas, kuris neša pinigus, bet čia yra viena iš jo atšakų. Taip. Klausimas yra, ar kiek dažnai šitos pseudo istorijos apskritai susijusios su įvairiom religijom ir kultais, nes minėjote O'Donnellį ar koks tas airis ir minėjote, nežinau, to laikotarpio, tai tuo metu Amerikoje buvo daug visokių kultų, ten, kad ir Red Deadą pažaidus, ten galima susitikti visokių parodijų ir veikėjų tokių, tai kiek dažnai pseudo istorijos tampa kultais ir religijom, nes yra tokių, kad ir tas Hubbardo scientologija ir panašiai, ar tai dažnas reiškinys, ar čia kartais būna taip? Tai tikrai yra dažnas reiškinys, bet kas irgi gana įdomu, dažnai senosios pseudo istorijos, kaip to paties O'Donnellio, jos turi konkretų prisirišimą prie kažkokio religinio judėjimo ar kelių, arba bent jau bando suženyti kelis skirtingus religinius judėjimus. Blavatskyje garsiai bandė sujungti visas pasaulio religijas į vieną ir sakyti, kad visos pasaulio religijos buvo sukurtos tos ten dvasinių meistrų rasės, kuriai priklausė Jėzus, Buda ir dar kažkas tai. Ir jų teosofijos, tai yra
filosofijos didžiulėse kabutėse atšakos, kurią Blavatskaja sukūrė, logotipas yra visų tuo metu populiarių pasaulio religijų logotipai sujungti į vieną, ar ne? Šiek tiek panašiai yra su Tartarija, bet tas įdomu, kad tam egzistuoja labai daug perskirų. Ir tikrai yra Tartarijos šalininkų, kurie yra pasišventę krikščionys ir kurie kažkokiu tai būdu sujungia savo krikščionybės atšaką, ar tai būtų katalikybė, ar dažniau kažkokios mažesnės krikščionybės atšakos, ir įpina į tai kažkokius tai savo religinius teiginius ir galima rasti ten Bibliją cituojama be galo dažnai tose video ar komentaruose prie tokio turinio ar panašiai. Ir kartu yra tų, kurie kaip tik sako, kad krikščionybė yra ideologija, kuri griovė Tartariją ir kad ta Europa mitinė, kuri nukariavo paskui Tartarus, ar jie ten būtų Afrikoje ar Azijoje, jie atnešė krikščionybę ir dabar mums dėl to reikėtų atsisakyti. Ir čia tai yra natūralus mitas visose šiuolaikinės pagonybės atkūrimuose ir tai, kad gana daug būtent Rusijoje tos pseudoistorijos šalininkų dar nuo Fomenko laikų, nuo gudaus sovietmečio yra vienokie ar kitokie pagonybės, slaviškosios pagonybės, ar jos bent jau rekonstrukcijos išpažinėjai, labai smarkiai įsilieja į tai. Dar trumpas klausimas, o be šitos Tartarijos yra ir kitų tokių žymių atitinkamų pseudoteorijų? Aš irgi tą patį norėjau paklausti, kad netrodo taip, kad čia pasimėjai vieną keisą ir sakai, ne? Tavarsime, pateik bent 2-3 analogiškus, kažkokią struktūrą, pavyzdžius, kurie panašų, turėtų impactą, nesakykime, kurie jau turėtų trekšiną kažkokį prilipimą socialiniuose tinkluose. Savo struktūrą iš pseudo istorijos aš nemanau, kad mes turime labai daug kažko panašaus, mes turime labai panašaus iš sąmokslo teorijų bendraja prasme. Ir panašiausiai, ir galima tokią citatą surasti internete, kad Tartarija yra Q judėjimas istorijoje. Tai yra tas visas sąmokslo teorijų sujungimas, ar ne, buvęs populiarus Amerikoje prieš Trumpo antrą išrinkimą ir dabar šiek tiek išnykęs. Jisai rėmėsi tuo, kad egzistavo daugybė skirtingų atšakų, kur žmonės tikėjo pačiais skirtingiausiais dalykais, bet sugebėjo juos kažkaip tai sujungti ir suderinti ir sukurti vientisą kažkokį tai judėjimą su Q raide. Tartarija veikia labai panašiai. Tai sąmokslo teorijose plokščia žemė yra irgi panašiai. Nerasit 2 plokščios žemės proponentų, kurie tikėtų tą pačią versiją, kaip ta plokščia žemė iš tiesų atrodo, ar ne? Ar ji turi kažkokiu tai už ledo sienų, ar ne, žemių, ar neturi, ar krikščionys iš tikrųjų bando nuslėpti, ar NASA, ar Amerikos vyriausybė, ar reptiloidai, ar dar kažkas tai. Visa tai kažkokiu būdu sugyvena viename judėjime ir neprieštarauja tam, lygiai kaip Tartarijoje. Tiek, kad čia subjektas to sąmokslo ir tas jungiantis elementas yra istorija ir dėl to tai yra pseudoistorinė iš principo teorija, kai visos kitos sąmokslo teorijos yra šiek tiek kitokios. Nepaisant to, artimiausias turbūt tam atvejis yra Atlantida, nes vėlgi su šiuolaikiniais Atlantidos ieškotojais ir pasiekėjais yra šiek tiek panaši situacija. Jankokas sako, kad Atlantida atrodė vienaip, Ancient Aliens pateikė, kad Atlantida atrodė kitaip, Cukovas vienoje savo knygelėje rašo vienaip, kitoje kitaip. Ir vėlgi tie Atlantidos vaizdai ir atvejai, kaip jinai išnyko, kaip jinai egzistavo, kokią įtaką jį turėjo pasaulyje, buvo Lietuva kolonizuota Atlantų ar nebuvo, jie tarpusavėje ne visada yra suderinami ir sugeba suegzistuoti tame pačiame judėjime. Bet vėl, ne vienam iš tų pavyzdžių, ne vienam iš tų judėjimų tai nėra tiek ekstremalu kaip šitų Tartarijos atveju ir ne vienam tai tiek neatliepia to socialinių tinklų įtakos.